Ar žinai, kur Lukas? Ar žinai, kur Lukas? O tu, ar žinai, kur Lukas? Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Sakyt, prašau, ar galėčiau kalbėti su Lukučiu? Su kuo tokiu? Matot, čia skambina Sergejus. Ir šiandien labai skubiai man reikėjo Luko, tai aš jo mobilų telefoną neprisiskambinu, tai skambinu į namų. Čia tokių Lukų nėra. Sakykit, gal žinot, kada jisai grįš, ar bus? Lukų čia tokių nėra, nežinau. Ne, aš suprantu, kad jo dabar nėra, tai gal galite pasakyti, kada bus? Jo nėra, iš vis čia tokio, nežinau. Aha, o kada bus? Nu kada bus? Nu koks Lukas, čia jokių Lukų negyvena. O kur jis įsikraustas yra? Nežinau, aš nieko. Nežinot, nesakė jisai, ne? Nežinau, aš tokių nesąmonių. Ai, o gal, klausykit, jeigu jisai netyčia paskambins, gal galite jam perduot, kad paskambintų jisai Sergejui? Kas toks? Lukas. Čia tokių Lukų negyvena. Ne, tai aš suprantu, kad jis negyvena čia, tai jeigu netyčia jis užklys. Klausau? Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, prašau, ar galėčiau kalbėti su Luku? Čia negyvena Lukas. Aha, čia jis išsikraustė jau tikriausiai. Nes aš jo šitą numerį turiu tik tai. Sakykit, čia Skuodo rajonas? Taip. Nesuprantu, tada, o Lukas, kada jisai gal grįžta pas jūs, ar būna, ar kaimynas, ar kieme yra Lukas? Nėra, jūs netų numerį skambina. Iš viso, ne aplinkų nėra niekur Lukų. Nėra. Supratau. Gerai, tai Adolfui linkėjimai tada. Prašau. Viso gero. Alio, klausau? Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, ar čia su Antanu kalbu? Taip, aš klausau. O, Antanai, sveiki. Taip. Čia aš skambinu, norėjau paklausti jūsų, sakykit, prašau, gal Lukas dar nemiega, ar aš galėčiau su juo pakalbėti? Tai nelabai supratau. Čia turbūt ne čia pataikyt vis dėlto. Kaip sakot, kas nemiega, Lukas? Lukas. Nu, ne. Lukas, ne, nes matot, kaip šiandien norėjau aptarti, jisai nebuvo mokykloje ir per pastarasis semestras jo kažkaip tai prastas buvo ir aš norėjau kažkaip tai, nežinau, nėra Luko, ar ne? Ne, mūsų šeimoje nėra, tai čia galbūt jūs vis dėlto ne čia paskambinote. O kaip? Čia yra Telšių rajonas, Ryškinai, ar čia jūs skambinote? Oi, ne, tikriausiai ne čia. Čia gal miesto kodą jūs sumaišėt, ką nors tokį? Mane apgavo ir vėl, matot? Čia. Va tai būna. O jūsų vardas Antanas? Jonas, Ryškinai, Aušros 8. Čia yra, bet studijuoja mano mergaitės, bet dukros aš turiu tik. Ne. Čia jau vardai ne Lukas juk? Ne, nėra. Tokio Luko pas mums šeimoje nėra. Aha, supratau, turėsiu omeny tada. Čia kažkas gal apgavo, tikriausiai mane taip dar labai, sakyčiau, riebiai. Gerai, viso gero. Klausau. Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Man reikia kalbėti su Luku. Ne čia pataikėt. Bet aš noriu kalbėti su Luku dabar. Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, galima būtų su Luku kalbėti? Ne, jūs ne čia turbūt pataikėt, tokio nėra čia. Nereikia man lele. Duokit Luką. Atsiprašau. Tai ko jūs norite, kokį butą skambinat? Į šitą butą aš skambinu. Luką pakvieskit man prie telefono. Atsiprašau, čia nėra to. Jis man skolingas pinigų, jūs nemeluokit, nedangstykit jo. Būtų ar gražiau. Taip, būtent. Nu ir gerai, prašom, prašykit jūs jo. Duokit man Luką. Dabar. Prašau, pasimkit. Duokit man su juo pakalbėti. Nėra čia tokio mažylį. Ašgi žinau, kad jis turi būti. Nesveikit, ne čia paskambinat. Į kokį būtą skambinat? Ką pavardė, pasakykit. Rubinas. Lukas Rubinas. Nėra tokio Luko. Mano vaikai nė vienas neturi vardo Luko. Ne, turi būti Lukas. Nėra. Šitas numeris ir Lukas. 109 baigėsi telefonas. Kaip 109? Nėra tokio telefono. Kaip tai nėra? Čia ne 109. Čia Kauno rajonas? Kaip? Čia Kauno rajonas? Ne, čia ne Kauno rajonas. Čia Plungės rajonas? Plungės rajonas.
Tai kaip netai baigėsi numeris? 109. 49102. O kaip aš sakiau? O jūs 109. Ne, 102. O, 49102. Nu, ir ką jūs norit? Luko. Nėra jokio Luko. Ne. Mano vaikai neturi tokių vardų. Luko. Duokit man Luką. Klausa? Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Šiandien skambina Lukas. Sakykit, prašau, o manęs niekas neieškojo? Baikit maivytis. Aš tai išsiaiškinsiu, kokie čia Lukai skambinėjo. Čia Lukas Petrovas. Nu kodėl?